sustumdytos mašinos. Galima kažką užsiimti. Subarikas nesenai dažytas. Ten nemažai dažėsi, bet dabar porą dienų reikia jį padžiavinti. Šiandien oras visiškas šūdas, kiemas vėl buza. Tai sustumiau taip, kad tilptų abi dvi mašinas. Čia galėtų būti, aišku, biškai daugiau vietos, jeigu nesivaliuotų tada motoras kažkoks. Tai dabar porą dienų turiu. Porą dienų reikia skirti BMW. Tai reikia dar pasidaryti gale bash barą. Su garso efektais sausa. O taip būna, kai netokie geri lipdukai, netokie gera plevelė. Nieko negaliu sakyti, kaip ir nieko, reikia pašildžius nusilups. Bet jisai taip išplašinėja. Biškį pašildžiau ir važiuojam. Labai padeda, kad buvo klijuota ant poliruotos mašinos. Matau, kad šitas bus smagus. Viską šitoj pusėj nusilpau, liko tik tai suboskės. Būtų žiauriai kieta, jeigu Oskaras pamatytų šitą vidosą ir atsiųstų man naujus lipdukus, nes šitus nulupų kitų nebeturiu. O jeigu atsiūs man lipduką, aš pažadu pataupyti pinigų ir nupirkti reguliuojamas traukės galui, nes pas mane kol kas tokas. Tai šiaip būtų žiauriai awesome, bet nemanau, kad jisai žiūri mano vidusus. Bet reikia toliau darbuotis. Nemažai dar visko nulupti reikia. O nulupinėjau viską, nes naujas sezonas, naujas įvaizdas. Nors pernai sezono nelabai ir buvo, bet naujas sezonas, naujas įvaizdas. Tai gavau siuntinį iš IVMX-o, prabangų tokį. Tai pažiūrėsim, kas ten bus, kas ten gausis gero. Panašu buvo čia kažkoks nelaimingas atsitikimas. Nes mačiau, kad lipdukas perpjautas, bet čia panašu, kad kažkas buvo daugiau. Bet nesvarbu. Hello. Turim antrą mano laisvą dieną. Oras daug geresnis. Turim daug ratų, kuriuos reikia pašvarinti. Subarikas džiovinas. Subariko buferiai džiovinasi. Jau reikia medžiot, kada pavėsis tada buferis Bemvas švarus, gražus. Vakar nebaisiai ką padariau. Šiandien turiu, kai jau mes papietavom, 1 valandą. Turiu 1 valandą. Planas yra, reikia padaryti buferiui katavą ties čia. Bus nučiopintas buferis, nes čia taip ar taip, nebaisiai gražus tas buferis, tai nučiopinsim buferį. Yra reikia patvarkyti, čia buvo virinta kita šikna, tai reikia patvarkyti yra trūkę. Ir planas būtų šiandien jį perdažyti. Tai pažiūrėsim, kaip man seksis. Ir kiek aš pasistumėsiu. Nebūtų stiklo audinio dalių, būtų viskas kaip ir labai neblogai. Bet kadangi stiklo audinio dalis yra, jos dar papildomai turi gruntuotis, tai iš pradžių darysim jas, o po to visą kitą. Bet darbo nemažai. Bet pamatysit, spalvytė turi būti ledas. Tai Reikia pasiskubinti biškį. Piktulis. Bet kaip ir išsirdžiau tiek, kiek norėjau viską. Slenkščiai, durų rankenėlės, veidrodžiai, sparnai, galinis buferis, reikia pjauti, lempus. Tai čia reikia dar nusimti numerius, emblemą nusimsiu. BMW
šitą stopą paliksiu, nes jis man atrodo pain in the ass yra išiminėti ir didinėti. Jo, tai kaip ir nuserdė viskas, kiek man reikia, visą kitą aš klijuoju ir galima pūst. Tai, reikia darbuotis dabar, kiek mes čia turim valandų, nepilnai 2, tai, aš jau čia realiai 50 minučių ir visas bembas paskrostas. Ja, veidrodžius išsiimiau, nes veidrodžius paliksiu juodus bet kokiu atveju ir be jų labai paprastina visą apsiklijavimą, tai daug paprasčiau. Kol kas good progress, reikia nestabdyti. Jei kažkam reikia M-pakinio difuzorio, tai padovanosiu. O dabar reikia, kad šitas susitiktų su šitu bėm. Pagal grafiką biski vėluojam. Biški, jo. Buferis išpjautas, dabar siaurutis. Stiklo audinio dalis sušiauštas. Reikėtų jam biški daugiau meilės, reikėtų vietom gal pašpakliuoti, bet dabar šausiu gruntą, nes reikės žiūrint gruntą, tada pažiūrėsiu. Jeigu kažkur bus kažkas labai, kas rėžia akį, tada užtepsiu ir užgruntuosiu dar tada reikia iš fleškės biški. Mikinkos nepatinka man stiklo audinys, jisai trupa, daug visokių skylių, kur oro kišenių visokių tokių, tai jo, nelabai jis man patinka. Bet, todėl turbūt ir kaina tokia. Bet jo, dabar reikia bandyti užgruntuoti šitas ir greit nešti, kol saulės yra, kad išdžiovint. Primeravau biškutį buferį, kaip jis ten atrodys atpjautas. Tai nemažai reikės, nes pas mane dar šiknos skardus neišpjaustytos, tai reikės nemažai skardų išpjaustyt. Bet šikna atrodo, dar aišku pasidarys bežbaras gal. Bet šikna realiai tokia aukšta, pikta. Man patinka čia. Jau kur pikti dėdas važiuoja aukštam lygiai, tai irgi būna tas buferiukai išpjaustyti. Šitam buferiu taip ar taip buvo mišęs, nesakau, visas iškandžiotas. Tai va, dabar realiai, čia biški, kur buvo kas negerai, kur buvo defektu kaip užpakliuota, tada einu klijuotis ir, viską klijuojam. Einu viską klijuoti ir šiaušti, visą kitą tai tik taip pasišiaušimas ir bus galima realiai dažytis. Stiklo audinio dalį išdžiūna ant saulytės, kol leidžia, kol oras geras, nes jau pabiški vakaruoja. Subaragis irgi dar vakarinės saulytės gauna, bet jau patuoj pabaiga. Bet gruntas turėtų spėti sudžiūti dar ant saulutės. Juodas gruntas dėl to, kad pati mašina juoda, tai kad nebūtų jokių šansų, kad skirsis spalva po to, kur balta, kur juoda, tai uždėjau juodą gruntą, plus ant saulės juodas turėtų juodą gerai jėmą saulutę, tai gal biškai greičiau sudžius. Tarpdurius paliksim juodus, tai biškai klijuojamės. Čia tas toksai filmukas. Ledas. Ir kadangi per daug atskirpau, tai užkištas skylė. Baigėsi saulutė jau pabaiga, bet panašu, kad bus išdžiūvę jau. Aišku, matysiu, kai išveisiu, bet turėtų būti good. Bet jau sakau, baigėsi saulė, reikia nešt gražan. Jau ten baigiu apsiklijuoti. Tai reikia prepinti viską. Visa mašinėlė supakuota kaip dovanėlė. Išnaudojau popieriaus biudžetą turbūt pusmečio, bet viskas suviniota popierukė. Ir nespėjau sutemti. Bulėti. Bet jo. Viską apsikliau, aš darau biškai žydiškai, nes dabar viskas ant tempo. Tai viską apsikliavau, kadangi dalis čia kaip ir nereikalauja labai jokio paruošimo, dabar kuriu mašinką ir viską pašiaušim ir pučiam. Tai reikės išsivalyti dar garažą biškai. Bet.
buferiukas, gruntovkė, visko. Nu, pasidarėm pradžią, didžiąją dalį pasidarėm su mašinka, o dabar reikia apsitvarkyti, čia dar biškį dasivest, rankinukės, kraštai visi, va čia yra toksai, kur mašinka sunkiai nori prieiti, nors ir su minkštu padu, bet čia, eis rankytėm viskas. Jo, dirbam. Taip, turim 11:30 maždaug. Ir visos dalis kaip ir paruoštos. Jo, reikia apsitvarkyti. Noriu užsišauti lubas plėvelę, nes pas mane USB'as dažytas ir panašu, kad nuo jo byra. Tai užsišaudyti plėvelę ant lubų, ant vienos sienos ir išsiplaut grindis, inšaut monsterio ir dažyti. Jau biškai, iš tikrųjų, jau rauna stogą, bet užsiėmiau, tai ir padarysiu. 1 valandą pradėjau, iki 1 reikia baigti, tai bus per 12 valandų nudažyta mašina. Būtų amazing. Tai va, pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Biškai sunku filmuoti, nes stengiuosi kiek įmanoma greičiau dirbti. Tai toksai. Bet jo. Tuoj paupdeitinsiu kažką, kaip padarysiu, bet kažkas tokio. Viskas. Lubas kažkiek pašaudžiau, ten tą vieną sieną užsišaudžiau. Pasišlapinta. Viskas, riebalinam ir važiuom. Turim po 12:10, tai gal nelabai realu iki 1 spėt, bet, nu, pasistengsiu. Nu, yra po 1:05. Aš užsimaišiau laką, tai dabar laukiu dar kol dažai išdžius, nes ganėtinai šalta, sunkiai džiūna, bet spalva tai stipri tokia. Tai dar matosi, šlapias dažas dar džiūna. Tai dar kokių 15 minutėlių, biškai persistengiau per greitai, užsimaišiau tą laką, bet jo. Tai šitas sparnas net nešpaklavau aš jo, čia yra iš stiklo, ne, čia yra iš epoksidinių klijų padarytas galiukas ir čia dar užlopata. Net nešpaklavau, tiesiog sušveičiau, beveik nesimato, užsilakuos ir nesimatys visai. Šiaip, kol kas koksai vaizdas, tai aš patenkintas, kai užsilakuos tai bus bomba. Nu va, 2 nakties. Biškai teko padirbėti, nemažai šiukšlių, bet nedidukės, reikės prasipoliruoti. Bet tvarti dažnai neišvengiama. Kažką prapoliruosiu, kažko nepoliruosiu, yra keli pasmukimai. O šiaip spalvyta tai bomba. Biškai pradžiuvo, reikia eiti nulupinėti atsargiai ir neprisidirbti savo reikalų. Bet šiaip tai, jo. Tai gausi per 13 valandų. Nu, aš buvau užsiėmęs dar ten porai valandų, tai būčiau spėjęs į 12 valandų. Bet visas išardytas, paruoštas ir perdažytas. Kaip sportiniam bolidui, tai ugnis. Taip, aš įtariu, kad reikia eiti iš čia. Nes aš vaikštau ratais, kažką paimu tai pavalyti, dar kažką, tuo jau prilipsiu ir pasidarysiu savo belekiek reikalų. Ir jaučiu, kad reikia eiti miegot, bet man dabar hypas. Tai, ja. Bet ir to išvarysiu, greičiausiai bus atskiras vidosas, bet pafilmuosiu, kaip lauke atrodo jinai. Nes tas spalvotai turi labai gražiai atrodyti. Jo. Sakau, popieriaus tai sunaudojau belekiek, kad apkliuot mašiniuką.
Tai greičiausiai per mane dabar koks nors mokyklinukas neišmoks skaityti, nes čia jo knygos. Taip, jo. Ok. Susimatysim.